Filmuojant video apie ISO, sugalvojau, kad reikia dar įrašyti vieną papildomą video apie tai, kaip atrodo tiesiog fotoaparato jutiklio ir jo signalo apdorojimo grandinų vidiniai triukšmai. Specialiai parinkau tokį vieną iš senesnių fotoaparatų, Nikon D80, kuris turi taip vadinamąją lempinę matricą arba CCD tipo jutiklį, kuris kai kurių gerbėjų nuomonę kur kas geriau užfiksuoja žmogaus kūno, tą vadinamą skin toną, žmogaus odos galbūt spalvą natūralesnę ir taip toliau. Tos spalvos galbūt artimesnios yra juostiniam fotoaparatam, bet jų didžiulis trūkumas, kodėl jos dabar yra nebenaudojamas, kad jos būtent jų signalas yra gana prastai sustiprinamas. Tai dabar aš čia matote juodą ekraną. Aš turiu čia krūvą kadrų, kuriuose buvo fotografuojamas realiai fotoaparato dangtelis. Tai yra visiškai juodi kadrai. Ir kaip matome, nieko nesimato. Kurį be paimčiau kadrą, čia taip sakant juoda, per video turbūt nematysit. Čia kažkokios žvaigždutės. Tai yra vadinamieji karšti pikseliai, hot pixels. Kodėl mes jūs čia matome? Todėl, kad šitie paskutiniai 3 kadrai yra padaryti su fotoaparato programiniu ISO užkelimu. Dėl to, kaip sakyti, nėra visiškai ISO kelimas šitoje vietoje. Tai žodžiu, jeigu pasižiūrėti iš tikrųjų, ką mes čia iš tų visų fotoaparatų triukšmų matome, reikia tiesiog sustiprinti signalą programiškai. Čia signalą sustiprinus 32 kartus, mes realiai prie ISO 100, tai reiškia standartiniai jau to ISO nustatymai, nežinau, kiek čia matysis per video, ypač tie, kad žiūrit per telefonus, bet čia realiai matosi gražios žvaigždutės, tai yra tie hot pixeliai ir matosi spalvotas triukšmas. Tai yra stiktinės kažkokios tai signalų reikšmės, kurias nuskaitė fotoaparatas kaip šviesos signalą patekusi į jutiklio taškelį. Gardelę vieną. Tai jeigu pasižiūrėt, su kiekviena ISO reikšme, jeigu mes sustiprinam dar papildomai 32 kartus, tai jau mes praktiškai matome, kad čia visiškai baisu atrodytų, visas, kaip sakyti, ekranas pilnas tik spalvoto triukšmo. Ir taip ir ne. Tiesiog, kai mes sustiprinam signalą tiek daug kartų, nežinau, kiek čia tūkstančių gaunasi jau, man atrodo, čia gaunasi, palaukit, čia gaunasi 32, 104, 128, 256, tai tu jau 1000 kartų sustiprinus, 1000 kartų sustiprinus jau kažkas matyti. Tai reiškia, į fotoaparatą nepateko šviesa, bet fotoaparatas, kai mes tiek daug kartų sustipriname tą, kaip sakyt, ką ten jisai užfiksavo, matome, kad fotoaparatas visada fiksuoja tam tikrą spalvotą triukšmą, reiškia, fiksuoja savo karštus pikselius, kurie šiaip esant normaliam signalui, jie galbūt ir nesimatytų, nes tai yra tiesiog, jau neidealiai dirbantis tie jutiklio gardelės, kurios normaliai galbūt fiksuoja panašų signalą į kitus šalia esančius taškus arba gardelės, bet kai jau ISO yra labai stipriai užkeltas arba labai stipriai yra užkeltas pats stiprinimas čia programiškai, tiesiog visą tą šlamštą mes ir matome. Tai reiškia, taip yra, kad kuo mes labiau, čia netgi matosi irgi tie hot pixeliai, nežinau, kiek čia jie matyti, bandysiu padidinti, matosi, reiškia, taškeliai. Reiškia, kuo mes turim mažiau šviesos, tuo mes priversti daugiau stiprinti. Kuo mes priversti daugiau stiprinti, nesvarbu, ar programiškai, ar, reiškia, to ISO pagalba, pavadinkim taip, tą grandiną pavadinkime ISO, reiškia signalo stiprinimo grandinų,
Tai mes visada išsitrauksim tą visą šlamštą, kuris, tos triukšmus, kurie visada yra fotoaparate. Tai va, sakau, šitas mažas eksponetas parodo, kad visada ten yra kažkiek tai to blogo signalo. Tiesiog reikia suprasti tai, kad jeigu mes turime naudingą signalą šviesą, tai visi šitie triukšmai yra kur kas silpnesni už jį. Reiškia, dėl to normaliai, kai mes išjungiam visus dirbtinius stiprinimus, mes turim gražų juodą kadrą. Netgi prie ISO 200, net 320, netgi nesimato tų karštų pikselių. Aš čia žiūriu į ekraną, aišku, ten per video šiek tiek bus, jau prie 400 jau pradeda matytis tie pikseliai, čia išsididinus kelis šimtus kartų, ne kiek šimtus kartų, bet 4 kartus, jau kažką tai ant gero monitoriaus galima įžiūrėti. Bet realiai iki tokios praktinės ribos, kas šitam fotoaparatui yra maždaug 600 ISO, realiai, kaip matote, jokių kažkokių ypatingų triukšmų mes nematom. Aišku, jeigu čia beprotiškai užsukam tą stiprinimą, tai normalu, kad mes pamatysime visus tos netobulumus. Bet jeigu tos, kaip sakyti, nepiknaudžiaujam ISO, o pasidinam ten 200, 400, ypač dar jeigu kažkokį biškį ten švelnų tą noise reductioną panaudojam, tai tas ISO nėra baisus, nes taip, fotoaparatas jis ir turėtų savo triukšmų netransliuoti mum į kadrą. Tai čia tik įrodymas yra, kad nepaisant to, kad tie triukšmai visada yra, bet gamintojas taip padaro, kad jų nesimatytų. Tiesiog reikia visą laiką žinot, kad neįdealios tos matricos ir ypač senesniem fotoaparatam, taip yra. Toks faktas.